Labas rytas. Sveikinuosi su jumis, laukiu, kol prisijungsite ir pasiėmiau arbatos, nes šiandien noriu pakalbėti labai tokia aktualia, labai opia ir man asmeniškai tema apie svorio metimą, apie dietas ir kaip teisingai numesti svorį, kad jis neataugtų ir kad turėtumėm gražų kūną. Tai štai, esu Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė ir mane galite rasti šituo vardu, šito prekinio ženklu įvairiuose kanaluose, tinklaraštyje, YouTube kanale ir Facebook profilyje, taip pat Instagrame. Na ką, temą galėčiau pavadinau kaip mesti lašinius iš esmės ar ne, tai yra riebalus, bet galėčiau pavadinti ir taip, kodėl aš neturiu svarstyklių. Ir arba kūno kompozicija prieš kūno svorį. Ir šiandien noriu papasakoti, pasidalinti su jumis savo labai tragišką, dramatišką svorio metimo istoriją, kuri, nesibaigė labai linksmai. Taigi, kai aš išvažiavau į studijas, buvau kaip normalaus svorio, buvau šokėja, bet man atrodė, kad vis dėlto sveriu per daug ir nutariau pasilaikyti dietos. Tada buvo labai populiarios įvairios dietos, įvairios knygelės, kas iš mano kartos gal atsimenat Grožis ir keptuvė ir taip toliau. Dietos buvo visiškai nemokšiškos, Holivudo ir taip toliau, bet aš labai stipriai apribojau kalorijas. Jūs turbūt puikiai žinote, norite mesti svorį, apribokite kalorijos, suvalgykite, kaip sakyti, mažiau negu sudeginate ir viskas bus gerai. Na, aš taip ir dariau. Labai apribojau kalorijas ir pusę metų badmiriavau ir labai sulieknėjau, išgražėjau, tas svoris mano nukrito. Ten suvalgydavau, nežinau, aš kiaušinėlis, pomidorėlis ir kava į dieną ir kažkaip jau svaigdama taip vaikščiau į tas paskaitas. Bet ir taip praėjo beveik pusę metų. Bet aš grįžau namo atostogoms kalėdinėms, tai buvo kūčios, kalėdos, studentų atostogos ir ten po 3 karalių, ir kada aš grįžau į studijos, tai manęs nepažino. Iš tikrųjų, aš priaugau, nežinau, dabar nepamenu, bet ten 10 kg tai tikrai išpurtau ir taip susivariau organizmą, kad niekaip, 3-4 metus man nepavyko numesti to svorio. Tai jis kilo, tai jis krito, tai jis kilo, tai jis krito. Kas čia klausotės turuliukai, turbūt žinote, apie ką aš kalbu. Ir kasgi iš tiesų įvyko. Ir va šiandien noriu pasidalinti jums informaciją, kurią išgirdau būtent šį savaitgalį sveikatingumo konferencijoje, kai klausiausi tokio daktaro Todo Millerio, kuris yra ir mitybos specialistas, treneris ir mokslininkas. Tai pirmą kartą iš tiesų taip aiškiai suvokiau, ant kokio grėblio daugelis mūsų lipame ir kodėl mums nepavyksta numesti svorį, bet mes jį numetam labai neteisingai. Ir kaip tai daryti teisingai. Tai va, pirmiausia, yra savokos svoris, ar ne? Mums dažniausiai svoris. Krenta svoris, svarstyklės rodo, tai yra gerai. Ir antras yra kūno konstitucija, ar ne, sakysime. Tai yra kūno kompozicija, dar kitaip vadinama. Tai čia ne kūno masės indeksas, bet kūno kompozicija, kiek mes turime riebalų, raumenų, vandens savo kūne, skeleto kokia struktūra. Ir jeigu paimtume, du, sakysim, vyrukus, kurie turi tą yra to paties ūgio ir to paties svorio. Kūno masės indeksas abiem parodytų galbūt net nutukimą ar ne, perviršį, bet vienas yra raumeningas, o kitas yra, aptukęs, ar ne, sakysime, riebulis. Ir jeigu tie du vyrukai sėdi fotelyje 24 valandas ir nejuda ir nieko nedaro, tai tas raumeningas vyrukas sudegina, nieko nedarydamas 500 kilokalorijų daugiau negu tas, kuris aptukęs, kuris turi daugiau riebalų. Tai vadinasi, turime įsisąmoninti, kad
raumenys patys savaime degina kalorijas. Mums reikia išlaikyti raumenis ir mesti svorį mes norime ne raumenų sąskaitą, ne vandens sąskaitą, bet riebalų sąskaitą. Tai va, jeigu mes paimtumėm 2 kg riebalų ir 2 kg raumenų, tai aišku, didesnis tūris, kaip sakyti, būtų daugiau vietos užimtų riebalai. Ne? Riebalai, kokį 30% būtų didesni ir mūsų kūne jie, daugiau vietos užima. Ir aišku, jeigu mes numetam vandenį, 3 kg, sakysim, 3 litrus vandens, sulieknėjame, tai galime padaryti labai greitai. Riebalus numesti yra sunku. Ir jeigu mes labai greitai numetame svorį, tai greičiausiai metame raumenų ir vandens sąskaitą ir šiek tiek riebalų. Dabar, kasgi įvyko su manim, tai va šį savaitgalį aiškiai supratau ir labai noriu perspėti. Jeigu jūs esat pats, kuris laikote svorį ir iš tikrųjų nežinote, kas čia vyksta su jūsų organizmu, jūsų vaikai niekaip nenumeta, sutuoktiniai, aplinka, draugai, draugės, tai būtinai pasidalinkit šito video, nes tai yra labai svarbi informacija, kurią po tiek metų aš tikrai išgirdau, kas čia įvyko. Taigi, tas Todas Milleris papasakojo tokią Minnesotos semi-starving, tai yra tokia pusiau badų tyrimą, ar ne, Minnesotos badavimo tyrimą. Grupė šauktinių kareivių buvo tiesiog išmatuota, kiek jiems reikia kalorijų normaliai sudeginti tą normą ir jie buvo pasodinti 6 mėnesius, 50% jiems sumažino kalorijų skaičių, ar ne, maisto kiekį, taip. Ir jie 6 mėnesius gyveno taip 50% kalorijų. Kaip mes ir sakytumėm, mums per daug valgom, tiesiog mažinkim kalorijų. Kasgi jiems nutiko? Iš tikrųjų sumažėjo jų riebalinė masė, jie numetė svorį, sumažėjo jų riebalinė masė, sumažėjo jų raumeninė masė, ar ne? Bet po tų 6 mėnesių jiems buvo pasakyta, viskas, tyrimas baigėsi, o dabar gyvenkite normaliai, valgykite normaliai, ar ne? Ir pasirodo, dar 20 savaičių jos stebėjo, jie pradėjo visi valgyti daug daugiau negu iki to. Tiesiog įsijungė kažkoks bado ar alkio genas, ar ne, refleksas ir jie visi pradėjo pervalgyti daugiau kalorijų, negu jiem reikia. Jie ataugo tą svorį ir kadangi ataugo riebalai, atsistatė raumenis, ar ne, bet kadangi jie pervalgydavo, visi daugiau valgydavo, ar ne, numatyt, tas organizmas išbadėjęs, jis nori daugiau, raumenų masė tai nebeaugo ir visi jie priaugo svorio. Po šito eksperimento, gal visi, ne visi, bet vidutiniškai jie visi svėrė daugiau negu iki to eksperimento. Tai čia buvo mano klaida, mano eksperimentas ir nežinau, kaip tiems vyrukams toliau seksis susitvarkyti, ar jie neturės tokių problemų. Bet faktas, kad mažo kaloringumo dieta, jeigu tik tai mes ribojam kalorijų skaičių, jinai mus veda į pražūtį. Tai čia vienas dalykas. Dabar labai svarbu mums neprarasti raumenų badaujant, nes raumenys savaime degina riebalus. Dabar, kai mes laikomės dietos, buvo išnagrinėta ten pačios populiariausios dietos, ar ne, atliktas tyrimas nuo mažai kalorijų, mažai angliavandenių, mažai riebalų turinti dieta, ar riebalų dieta, toliau daug skaidulų turinti dieta ir aukšto baltymingumo dieta. Jos visos buvo, tyriamos, ar ne? Kaip metami raumenys ir riebalai, tai paprastai laikantis dietos, reiškia, toks santykis yra 75% riebalų krenta ir 25%
raumenų nyksta. Tai mums reikėtų iš tikrųjų kuo labiau išlaikyti tos raumenis. Ir vienintelė bingo aukšto baltymingumo dieta, tai yra baltyminė dieta, ji, reiškia, sudegino, numetė 90% riebalų ir tik 10% raumenų. Bet čia noriu pabrėžti, be jokio fizinio krūvio. Nieko nebuvo, jokių mankštų nedaroma, tik mityba, tik dieta. O jeigu įvedus mankštą, fizinius pratimus ar ne, tai tų raumenų iš viso nykimo galima išvengti. Tik tai riebalų sąskaita. Tai reiškia, pati geriausia yra, kad mes gautumėm pakankamai baltymų, kas yra statybinė mūsų raumenų ir visų organų ir ląstelių medžiaga. Dabar, kurgi gauti tų baltymų? Mums reikėtų gauti, jūs žinote, kokius 25 gramus baltymų, ar ne, pagal kūno masę, ar ne. Kurgi gauti? Gali būti įvairių šaltiniais, bet mums labai svarbu, kad tie baltymai nebūtų kaloringi. Tai pavyzdžiui, riešutus, jeigu 18 gramų baltymų per porciją norėtumėm gauti, tai mes ten turėtumėm suvalgyti riešutų sviesto, kokius 5 šaukštelius, bet čia būtų 400 kilokalorijų, ar sakysim, krūtinėlės vištos, varškės ir taip toliau, bet visą laiką reikia žiūrėti tą santykį, ar ne, kiek grame yra, kaip sakyti, baltymas plus kalorijas, ar ne, kiek gramas baltymų turi kalorijų. Tai gal jūs esate girdėję, kaip sportininkai, jie valgo baltymų, kiaušinių baltymų omletus. Ir pavyzdžiui, jeigu mes susiplaksime 5 baltymus kiaušinio, tai bus labai nedaug kalorijų iš tikrųjų ir geras koeficientas, reiškia grame baltymo tik tai 5 kalorijos. Bet žinoma, aš jau pasakysiu, čia mes nepradėsime turbūt vien kiaušinius plaktis ir taip toliau. Bet jeigu jūs turite gerą trenerį, kuris sudaro jums baltyminę ten dietą, gerą planą, juo pasitikite, tai yra labai gerai. Pasirodo, jeigu dar treniruojatės, jūs lieknėjate tik riebalų sąskaitą, o raumenį išlaikote, tą sausai raumenų masę išlaikote. Bet kūno svoris jūsų gali nekristi. Dabar papasakosiu antrą istoriją. Tai buvo keisčiausia mano svorio metimo istorija prieš kažkur 10 metų, kur aš tada irgi susimąsčiau, kasgi čia įvyko, kasgi čia nutiko. Beje, jeigu jūs dabar klausote online, matau nemažai žmonių, tai galite parašyti gal komentarą, pamatysiu, kaip jums sekėsi, kaip jums sekasi su tuo svorio metimu. Taigi, mes su draugėm pradėjom laikytis tokios dietos, bet nežinau, pasiėmiau su aminorūgščių kokteiliais, baltymų kokteiliais. Tokie, planą tokį. Ir būdavo taip, kad kartais savaitės susitinkame, pasisveriame visos ar ne, ir kiek numetėm, ir turim po 3 litrinį stiklainį, ir kiek numetėme jau to svorio, vadinasi, tiek įpilama ten vandens. Ir ką, ir turim kiekvieną tą stiklainį po savaitės, kas įpila 0,5 litro, kas 2 litrus. O man 100 gramų. Klausykit, visą savaitę. Laikausi dieto, geriu aminorūgščių kokteilius, gerdavau po, gal kas žinot, ar ne, baltyminiai kokteiliai, protein shake, bet čia buvo aminorūgščių. Aš parodysiu jums, ką aš vartojau ir kas man nutiko. Neolife shake kokteiliuką. Vietoj maisto. Ir iš tikrųjų 2 kartus dienoje, vietoj pusryčių ir vietoj pietų. Paskui vakarienę valgydavau normalią ir užkandžius dar tarpuose valgydavau. Ir svoris mano nekrito. Aš dar pradėjau mankštintis tuo metu. Krito, sakysim, 200 gramų, ten 150, o kitos kažkaip tą 3 litrinį prisipildo. Ir aš sakiau, galvoju, tai yra brangiausia mano, nes kokteilis kainuoja. Brangiausias mano svorio metimas ir man svoris nekrenta. Kas čia yra? Bet apimtis mažėjo, kūnas gražėjo.
Ir iš tikrųjų, va, kas įvyko, ką aš jums pasakoju, reiškia raumenis, jie sveria daugiau negu lašiniai. Ir iš tikrųjų aš lieknėjau riebalų sąskaita. Krito tik riebalai, raumenis jie sveria daugiau, jie gal net augo. Ir tai buvo, nuostabi mano patirtis. Ir po to laiko, žinokit, aš svarstyklių nebeturiu. Jos kažkur yra, bet išsibaigusi baterija. Tai yra visiškai nereikalingas streso faktorius. Tai va, pirmas dalykas. Bado dieta, mažai kalorijų turinti dieta yra, iš tikrųjų, trumpalaikis efektas. Mūsų organizmas paskui norės atsigriebti ir parašykit, kas esate ant to ping-pongo užsėdę, galbūt dabar tebesėdite, tai yra, blogas pavyzdys, prisiminkite tos šauktinius kareiviukus ir jeigu norime lieknėti, neprarasti raumens, baltyminė dieta. Pasidomėkite plačiau apie tai, iš kokių baltymų šaltinių galime gauti, kaip mes čia galima valgyti, aišku, riboti ir kažkiek kalorijų kiekį, bet kad tas svorio metimas būtų tiesiog ilgalaikis projektas ir kad jeigu dar sportuojame, kad formuotųsi gražus raumenys, nes raumenys jie reikalingi, ne tik parodyti pliaže ar dar ten kažkur, jie laiko viską, ar ne, mūsų nugarą, mūsų raiščius, sausgyslės, vienu žodžiu, laikysena, galiausiai širdis irgi yra raumuo. Tai va, dar noriu pasakyti, užsirašiau, ką jis dar pasakė, būtent, kas susidomėjot, kartais man rašo, čia reklama, tai jūs pasiimkite tą informaciją, kur nėra reklama, ką aš sakau, 80%, bet yra žmonių, kurie iš tikrųjų paskui manęs klausia, o tai ką vartoja, tai kur tie kokteiliai, tai va, čia yra tie kokteiliai, yra baltyminė dieta, ypač ilgalaikė, nėra gera inkstams. Aišku, mes neturime sėsti tik ant baltymų. Viskas turi turėti gerą balansą. Labai gerai, ačiū Daiva, kad parašėte, turi turėti gerą balansą. Santykis baltymų, angliavandenių, riebalų. Turi būti geras santykis. Baltymų, angliavandenių, riebalų. Tai irgi sakau, kad visur yra balansas. Ir sakysim, kodėl čia yra labai geras santykis. Tai vadinama RB angliavandenių, riebalų, baltymų, angliavandenių, ar ne? Nes mūsų organizmui reikia visko. Plus dar papildyta 22 amino rūgštim, kurios tiesiogiai siurbėsi į raumenį. Tiksliau, raumuo įsiurbė jas, ar ne, būtų teisingiau sakyti. Ir jeigu kas dar sportuojate, tai labai gražus būna lieknėjimas ir nenukrenta, tie visi tie žandai ir jeigu kas metat svorį, žinot, tos odos, ar ne, nes amino rūgštys jos pamaitina visą ląstelę, visus organus. Tai va, ačiū Daivutė už priminimą, tai va čia yra santykis. Mes negalim vien ant varškės ir vien ant kiaušinių, tikrai inkstus suvarysime, bet jeigu norime, reiškia, kristi ne vandens sąskaita ir ne raumenų, tai baltymas, tinkamas santykis yra. Ir aš, pavyzdžiui, aš nežinau, aš šitos sporto klubus nevaikštau, gyvenu kaime, aš sportuoju ten, ką sportuoju, pasivaikštau ir taip toliau. Ir daugybė žmonių yra tokių kaip aš, paprasti žmonės, ar ne, kurie ten nėra tas kūno kultas toks, ar ne, kad ten, aš ir sąlygų neturiu iš tikrųjų tą daryti, tai man labai patogu tie kokteiliukai. Ir va, su tuo kokteiliu buvo, su tais kokteiliais buvo dar atliktas toks tyrimas su nutukusiais žmonėmis. Būtent su šiais. Reiškia, nutukę žmonės 11 savaičių jiems buvo paprašyta pakeisti 2 maitinimus kokteiliais amino rūgščių. Čia jeigu su vandeniu skiesti yra 180 kalorijų, bet yra 18 gramų riebalų plus angliavandenių riebalai. 18 gramų baltymų plus angliavandenių riebalai. Jūs paimkite tą informaciją, kas
nenorite reklamos ar kokteilių, žinai, kaip nors gaukite iš kitur. Bet aš noriu tą tyrimą pabaigti. Tai va, bet jiems nieko daugiau. Sakė, maitinkitės kaip maitinėse, jokių mankštų nepridėkit nieko, tik mitybą, tik pakeičia 2 maitinimus, ar ne? Vakarienę valgo normalią ir užkandžius irgi tarpuose gali valgyti normaliai, reiškia pusryčiai kokteilis, užkandis, pietus kokteilis, užkandis ir vakarienė, kas jau ten įprasta. Tai rezultatai buvo tokie, kad visi numetė vidutiniškai 2,5 kg. Vidurkis nedaug atrodo, ar ne? Bet čia labai gerai, nes numesti 2,5 kg riebalų, tai įsivaizduokite, jūs labai pamatysite ant savęs. Jeigu numesit vandenį ar raumenis, tai nebus gerai. Bet riebalų 2,5 kg, tai yra didelis šliosas, va tiek, kiek buvo toje nuotraukoje. Tai yra va toks gabalas riebalų būtų, ar ne? Ir greitai nėra gerai mesti, šiaip į savaitę kilogramas nedaugiau turėtumėm kristi. Tai va, 11 savaičių, 2,5 kg, pas visus pagerėjo tas kūno kompozicijos indeksas, reiškia raumenų, riebalų, vandens kaulų santykis tiesiog pagerėjo ir jie dar cholesterolį. Sumažėjo tas blogasis vadinamasis MTL cholesterolis pas visus, ar ne? Tai va, ir jeigu vieną maitinimą tik pakeistumėm, aminorūgščių kokteilių arba tokio analogo baltyminių maistų, tai irgi būtų labai panašus rezultatas, gal šiek tiek mažiau numestumėm, bet irgi geras. Tai va, aš jau nerodau jums, nes jau nebeištrivojau, jau rytą išgėriau stiklinę to, gavau 22 aminorūgštis, tai yra statybinė mano raumenų, mano odos, mano visų organų statybinė medžiaga aminorūgštis. Beje, kalbant apie kolageną, tai va irgi Todas Milleris rodė etiketę, kad kolagenas jis nors ir daro ten tam tikrus dalykus, sausgyslės ar ne, raiščiai, bet kaip baltymas jis yra nulinis, ar ne? Mes neturėtumėm skaičiuoti kolageną į baltymų racioną, jis yra 0 baltymų. Na va, ką čia dar jums pasakyti? Iš esmės nestresuokim su tom svarstyklėm. Aš dabar viską dariau ekspromtu ir dabar sakau, po tos paskaitos, planuoju gal pravesti grupės tais kokteiliais, kas norėsit, rašykite. Tiesiog bandysime pasilaikyti, tokią dėžę kokteilių išgerti. Beje, aš tas aminorūgštis visuomet geriu, kai būna, klasiokai negirdi, kai koks klasiokų susitikėjimas, žinai, nusimato, ar koks baliukas, kai norisi jau po tiek metų nesimatant, man atrodyt gražiau, kad ta oda būtų nepilka. Tai labai matosi ant veido. Kaip sako, reiškia, matosi veide, o tai reiškia, kad ir visi kiti vidiniai organai lygiai taip pat gerai atrodo. Zita parašė, numečiau 12, o cholesterolis liko toks pat, koks buvo didelis, ar ne? Tai va, aš nežinau, čia buvo tyrimas atliktas su aminorūgščių kokteiliais, kur yra skaidulos sudėtos, kuris yra visi vitaminai, mineralai. Mes suprantam, nežinau kaip Zita, paskui parašykit man, kaip jūs kokiu būdu metėte svorį, nes tas svorio metimas, kilogramų metimas į savaime nieko mums nereiškia ir dažniausiai mes vėl tam galime ataugti. Dabar, jeigu mes nenorime mesti, aš pavyzdžiui, dabar nenoriu mesti to svorio, nes, kaip sako, arba talija, arba veidas, ne? Bet vis tiek labai faina gauti tas aminorūgštis, dėl tu gauni visą spektrą. Labai sunku yra sugaudyti. Visą spektrą gauti 22 aminorūgštis, ar ne, yra labai sunku gauti. Tu turi ten, mano draugė ten darė tokius tyrimus, ten žiūriai sunku yra gauti su maistu visko. Ir ten ir pupelė, ten ir varškės, ir ten kiaušinio, žinai, tiek tada gali perdauginti tų riebalų. Tai va, apie tos kokteilius įmesiu į komentarus, parašykite man. Ir žiūriu, kad šių metų galbūt ir tokie top taškai būtų cholesterolis, širdies ir kraujagyslių liga
ir svorio metimas, teisingas svorio metimas, ne raumenų, o riebalų sąskaita. Šiandien tiek žinių iš Molinių, fantastiškas oras, bėgsiu pasivaikščioti, beje, šiandien jau sniegę šiek tiek pasivaikščiau, pasivaliojau. Tai va, smagu jūs visus matyti ir kas žiūrite mano tas video transliacijas, mane ten paskui visi peikia, kad sakau laivus, video transliacijas, tai po kiek laiko Facebook profilio jos dingsta tiesiog, bet visą aš įkeliu į YouTube kanalą, tai jūs ten tiesiog užsiprenumeruokite nemokamai tą kanalą ir jūs galėsite naršyti, ten visos sudėtos transliacijos ir nepraleisti tų naujausių. Tai va. Tai ačiū. Nuostabi metų pradžia, kaip sakant, lieknėti arba sveikatintis, teisingai įsikvėpti ir tiesiog, kaip sakant, į sveikatą. Į sveikatą būkime sveiki, būkime linksmi ir gyvenkime be vaistų, kiek tai įmanom, ar ne? Ir Gražina Manerienė, tai yra Neolife Shake kokteilis, įkelsiu aš nuorodas į komentarus ir, vienu žodžiu, viskas bus gerai. Tai ką, tiek žinių iš Molinių, geros savaitės, ate, iki kitų susitikimų.